Versli Lietuva. Ar versli Lietuva? Apie tai ir kalbėjo susirinkę jauni žmonės į susitikimą. Apie tai Dovydas. Visų pirma, verslumo renginys. Mes galvojam, kad šiandieną, kadangi versliausia grupė Lietuvoje yra jaunimas, 18-24 metai pagal tyrimus, tai yra žmonės, kurie labiausiai nori daryti verslą, ir iš tikrųjų mes jau turime daugiau negu 2 metų patirtį ir yra virš 35 panašių renginių įvykę tiek didžiuosiuose, tiek mažesniuose miestuose. Ir mes šiandieną atvežam verslumo dvasią, verslumo idėją būtent tiesiai radviliškiečiam į kiemą, o mokykla būtent yra ta vieta, kuriuose gimsta jaunieji verslininkai, ir šiandieną Lietuvoje jau turime pavyzdžių netgi žmonių, kurie nebaigė dar gimnazijos, jau yra pradėję savo verslą. Ir todėl manom, kad šviesti jaunimą reikia būtent nuo mokyklos, ir tai yra pati geriausia vieta pasakyti, kad kiekvienas galim daryti verslą, turime jam ruoštis, įgauti žinias ir taip pat pasidalinti savo idėjomis su esamais praktikais. Dar vienas gal labai svarbi mintis, kuri būtų tai, kad mes šiais metais pradedam nuo Radviliškio kaip vieno iš centrinio Lietuvos regionų, ir kad Radviliškis yra kai kurių būtent Lietuvos šakų lopšys, tam tikrai ir mašinų pramonės, ir logistikos tam tikrus šakus, ir kad mes manome, kad Radviliškis tai yra puikiai vieta pradėti tokį renginių ciklą, ir tie renginiai važiuos per Lietuvą. Ir taip pat šiais metais ypatumas yra tas, kad mes būtent einame per regioninę prizmę, tai yra atvažiuojame į kiekvieną regioną ir stengiamės skleisti tą verslumo dvasią ir dalintis praktiką. Pirmiausia, noriu visus pasveikinti su pavasariu, su paukščių sugrįžimo šventė. Nors, kaip matom, visur aplink sniegas, bet šiandieną tai yra paukščių sugrįžimo diena, ir miškų urėdija parodė iniciatyvą, kad nežiūrint, kad ir vėlyvas pavasaris, paukščiams reikia padėti surasti savo vietas, kad jie galėtų kur sugrįžti. Taigi šiandien ta akcija, skirta paukščių sugrįžimo dienai, bus iškelta čia Antaniškių mūsų parke, 50 inkilų. Dalyvaus visos miesto mokyklos, mokiniai, pasižiūrėti, pasidžiaugti, galų gale ir po to tą lizdą prižiūrėti, kad neatsirastų kenkėjų, kai kartais būna. Ir tikimės, kad čia paukščiai sugrįžę suras vietą, čia jiems bus gera ir malonu visiems. Mes čia atvykome tiesiog padėti pakabinti inkilus, pabūti gamtoje, kad tiesiog praleisti kažkaip laiką įdomiau negu ten mokykloje tarsi, ar namuose prie kompiuterio, kaip kiti mėgsta. Kaip tavo su gamta santykiai? Gerai. Kartais važiuojame į mišką, pabūti grynam ore. Inkilus? Ja, labai. Su vaikučiais mes labai dažnai užsiimam tą veiklą. Darom inkilus, mylim paukštelius, mylim gamtą. Anksčiau labai tampriai bendravom su miškų pramonės ūkiu, mus aprūpindavo mediena. Dabar, aišku, daug sunkiau yra su medžiagom. O kiek medžiagų gaunam, kiek turim, tiek inkilėlių padarom. Ir pas mus dar akcija ta nevyko mokykloje kaip tokia, bet pavasariop mes taip pat kabinsime inkilus. Kas galėtų jums pagelbėti su tom medžiagom? Aišku, galėtų pagelbėti organizacijos įvairios, tos, kurios užsijima medienos apdirbimu. Tai čia būtų ir multimeda, ir miškų pramonės ūkis, aišku, miškų urėdija. Gal jūs labai daug to norite medžio? Mes medžio daug nenorime, šiek tiek. Matot, geriausia gyvena paukšteliai tose gamtiniuose uoksuose vadinamuose, tai galima būtų ir iš rąstų padaryti. O ten problema, man atrodo, miške sutelkti tokią pagalbą urėdijai nebūtų. O su vaikais jau jūs pasirūpinate? Oi, su vaikais jo, jie labai nori daryti, labai nori daro tokius darbelius.
Kasmet organizuojami tokie renginiai, inkilų kėlimo šventės. Ir kasmet mes pagaminam ir iškeliam po 450 vienetų inkiliukų. 8 girininkijose ir Medelinė. Tos išvalom ir senus inkilus iškeltus anksčiau, juos sutvarkom, kai kurios pataisom, nes jau dažnai būna taip, kad jau supūna ir nukrenta, arba gamybos proceso metu jie būna, tuose biržėse atsiranda, juos perkeliam į tinkamesnės vietas. O kur kitur paukščiukai be tų inkiliukų, kur jie tada randa savo vietą? Kiekvienas paukščiukas turi savo šitą perėjimo arba lizdo sukimo vietą. Vieni neperi inkiliukuose, o suka savo lizdus, karklynuose, suka krūmuose, o smulkesni paukščiukai ir apsigyvena inkiliukuose ir peledos, ir tas stambesni plėšrieji paukščiai. Tai todėl yra gaminami inkiliukai įvairiem paukščiam pagal vandos dydį. Didesnės vandos yra didesniam paukščiam. Ką čia rankai dar turit? Turim mokyklom tokias ar pažįsti paukščius. Ir duosim kiekvienai mokyklai, kad mokinukai galėtų susipažinti su miškuose ir visumoje gyvenančiais paukščiukais. O yra kažkokių tokių bėdų su paukščiukais, kurie nyksta dabar, va taip labai, jeigu pasakyti. Yra tokie dalykai? Kad man, kaip sako, gyvenusiam miške, galima sakyti, šiuo metu paukščiukų yra gerokai daugiau negu buvo prieš 40 metų, nes ir daug ir įvairesnių, jeigu anksčiau būdavo gervės, sutikdavom, tik matydavom praskrendančius ir žąsis ir gervės, tai dabar jų pilnas net miškuose, gervių pilna būna ir visą vasarą, net vasaroja pas mus gervės, o jeigu apie žąsis šnekėt, tai jau net žalos pradeda daryti. Taip, kad jų tikrai daugėja, o ne mažėja. Nors kai aplinkosaugininkai, gamtininkai, kažkaip tai liguistai šitą reaguoja ir jiem atrodo, kad per mažai. Viskas jiem blogai, jie kitaip mato truputį. Rytojų kuriam šiandien. Kokį sukursim, tokį turėsim. Gėriui reikalingos pastangos. Saulytė šviečia, neišgerti kviečia. Kviečia mąstyti, kviečia būti žmonėmis, kviečia mylėti gamtą, kviečia gyvenimui, bet ne mirčiai. Pavasaris su šventom Velykom.